Pabusk mano siela. Dieve, mano širdis tvirta. Taip, mano širdis tvirta. Aš giedosiu ir girsiu. Pabusk mano siela. Pabuskite arfą ir psalterį. Aš atsikelsiu anksti. Viešpatie, girsite tautose. Giedosiu tau pagonių būrį. Tavo gailestingumas siekia dangų ir tavo tiesa debesis. Psalmo 57 skyrius nuo 8 iki 11 eilutė. Rytais mes sudėdome gaires visai dieną. Ar vėl bus apsiniaukusi diena su niūromis mintimis, panašomis į apniukusią šaltą, ūkanotą dieną? Ne, aš to nenoriu. Aš noriu iš pat ryto dėkoti Viešpačiui už jo išgelbėjimą ir jo pergalę. Aš pažadinu savo sielą. Taip, aš raginu save melstis jam ir dėkoti ir kreipiu savo žvilgsnį į jį. Nors ir jaučiu dar nuovargį, aš nepasiduosiu rūpesčiams ir nuogąstavimams, dejonėms ir skundams, savagailai ir karteliui. Ir pastebiu, kaip mano širdyje kyla šlovinimo giesmė. Šventoji dvasia pati ją ten įdeda. Jis pakeičia mano jausmus ir mano mąstymą. Ir aš galiu Viešpačiui dėkoti visą širdimi ir giedoti jam savo giesmę. Taip, startas šiai dienai pavyko. Yra daug priežasčių, kodėl turime jį garbinti, nes jis vis dar Viešpats. Jis stipresnis už mirtį ir velnią, už karą ir žmogžudystės, už terorą ir badą. Jis laiko mane savo rankoje, jis vykdys teisingumą. Jis yra čia stipriausia jėga visoje visatoje, o aš esu jo vaikas. Kiek debesys siekia, taigi per visą žemę, taip toli pasiekia jo ranką. Taip toli viešpatauja jo gerumas ir ištikimybė. Niekur nuo jo nepasislėpsi, visur jis yra toks patys Dievas. Jis niekada nesikeičia, jis yra ištikimas. Ką jis vieną kartą pasakė, galvoja visam laikui. Jei jis vieną kartą mane priėmė, tai visam laikui. Jei aš esu jam vaikas, tai jis neatstums manęs niekada. Jei jis mane myli, tai amžinai. Jo jausmai ir jo meilė nekintantis. Aleliuja, jame esu tvirtas ir saugus, nors ar ateitų sunkus laikai. Ačiū Jėzau, tavyje aš radau išgelbėjimą, išgelbėtas nuo visko, kas mane slegia. Dabar esu laisvas, tave šlovinti ir tave liūdyti. Aleliuja, už išgelbėjimą Jėzuje, už pergalę mūsų Viešpaties vardu. Amen.